Nepatiko tas, kad kai kurie mokytojai priima kaip savaime suprantamą dalyką ir normaliai net nepaaiškino, kas yra tas VB ir ką mes turėsim padaryti. Nes yra mokytojai, kurie tikrai tam normaliai pasakė, kas bus, kaip bus, bet yra mokytojai, kurie tiesiog, tai čia VB, tai čia testukas, tai čia paprasta, bet tai mes toliau mokinamės, vis tiek jūs išlaikysit. Šitą, kad, nes, pavyzdžiui, mes kai buvom 10-okės, man taip pat 12-okė, 11-okė, kai buvo. Wow! Tu 11-okės, 12-okės ir dabar mes kaip 11-okės, tu kaip ir supranti, kad tu esi 12-okė yra vienintelį vyresnį už tave. Žodžiu. Ir ta pasirodo, kad nuo 8 grojo kažkokia metalo grupė. Bet jie taip iš jie sako, mes sunkios muzikos atstovai. Ir jie tiesiog lygiai. Ir mes tokios, o čia bus blogai. Ir jie pradėjo dainuoti. Ten buvo aš va taip atraminučius stovėjau. Užsikirpsas ausis, traminučius stovėjom ir vis tiek viskas girdisi. Turiu šitą paprastą ir jis man kartais raudonas pasidaro. Rimtai? Jo, tai mano veidas raudonas. Ne. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai. Tai sveiki atvykę arba sugrįžę į mūsų podcastą pavadinimu. Gerai, kad nefilmuojam. Taip, gerai, kad nefilmuojam. Tai šiandien mes turėsime tokią biškį ramesnį podcastą. Ramesnį tokį. Realiai tai darysim Get Ready With Me. Tiesiog pagalvojau, kad, nes dabar, kadangi tas back to school season, mes jau pradėjau žiūrėti daug tiktokų mestų. Get Ready With Me for the first day of school. Tai galvoju, kad reikia šitą dalyką paversti podcastą. Tai dažysimės ir kalbėsim apie Šūlę, apie Selą, nes Selo koncertas buvo. Mes vakar su Danielė buvom. Aš girdėjau. Dienose, bet negirdėjo. Man atrodo, visas Vilnius girdėjo. Jis girdėjo Selą. Tai va, kaip ten jau įmanoma neišgirs. Tai va, tai tikimės, kad jums patiks viskas, kad pabūsite su mumis šią dieną. Su mumis šią dieną ir tikimės, kad visi gerai laikosi, kad kas dar eina į Šūlę. Jo, nes gal kažkas žinau, čia universitete žiūri mūsų podcastą. Tai va, kad visiems Šūlėje viskas gerai, labai mylim kiekvieną iš jūsų ir labai dėkojame už visas peržiūras, laikus, komentarus ir taip toliau. Tai va, tai galim pradėti, manau, šiaip, žodžiu, Elzė neatsiveža šito makiažo, aš tai turiu tokį, čia yra tokio dydžio kosmetinio, aš jums parodysiu, palaukit. Žiūrėk, pas mane yra 3 produktai, tai... Aš gal prinešiu prie kameros, pažiūrėkit, kiek ten visokio šlamšto, kuris eina ant mūsų veidų. Ir Danielė turi savo kosmetinę, parodyk savo kosmetinę. Tokia kultūra. Bet aš tavo dar pasiskolinsiu. Bet visi čia skolinsis dar mano kosmetinės? Ne, čia pas Gabiją čia lobės skrinė. Čia lobės, nežinau, kažkai nuvarau Sephora, kažkokia kitokia šalyje, tai žinai, yra užsiperkama. Tai va, tai žodžiu, veidrodžius ir dažomės ir kalbam apie Selą. Tai žodžiu, mes vakar su Danielė. Ne tik dviese, bet jo, mes buvom šiai kompanijai Selo konce. Elzė tai girdėjo iš... kur tu buvai? Visur. Elzė buvo miestas. Norite papurkšką? O! Čia šiaip yra setting spray, bet aš jį dedu ir prieš mikrofoną, nes tipo, kodėlgi ne. Tai va, žodžiu, tai šiaip žiauriai fainas buvo Selo koncas, nežinau, po tiek metų vis dar juda. Vis dar pajuda. Žodžiu, tai dabar mano first step, aš tai deduosiu concealer. Born This Way concealer iš Too Faced. Pasakyk šeidą. Aš galiu pasakyti, ką aš deduosiu šiaip. Ai, tu pasakyk gal. Almond, made in Italy. Kadangi čia mano dalykų nėra, aš nemėdeduosiu primerį kažkokį hydrating. Kodėl tokia daug anglicizmo? Drėkinanti paruošiklį, nežinau. Makiažo bazė. Makiažo bazė. Ne, aš kai ėjau pirkti Lietuvoj primerio, man sakė, va, tai čia makiažo bazė. Ir aš sakau, ne, bet man be spalvos. Sako, jo, čia be spalvos. Okay. Tai drėkinančią makiažo bazę. Jo. Tada deduosi BB cream. Čia neišversi, BB kremas. BB kremas. Concealeris, tušas ir antakiai. That's all. Aš tai deduosi žalią kremą, kad nebūtų raudonas veidas. Bet šitas man kartais, aš turiu, Eborian. Aš turiu šitą paprastą ir jis man kartais raudonas pasidaro. Rimtai? Jo, tai mano veidas raudonas. Ne, color Ai, correcting, o tiesiog. balta. Ar... Tiesiog sidabrinė pakuotė.
Ne, man tai Visi pasadas aha. raudonas. Man tai pasidaro. Nu, tai, žinai, Nu, aš šiaip geltoną tokia biškį. Man tai pasidaro Geltoną atspalvę, aš tokia, tai... normalus. Taip, ne, nu, pažiūrėk. Nes tu tokia, matai, aš kažkaip gelsvasiu šiaip iš savęs. Tai man reikia, tipo, geltoną realiai. Atspalvę, tai iš tiesų manęs. Aš tai vat baigiau blendintis concealerį. O šiaip kalbant apie salą, mūsų dar šiandien su Danielė, kadangi mes, žodžiu, mes pas Danielę nuvarėm, tada mes varėm į salo koncertą, tada mes varėm atgal pas Danielę mėgot. Tai šiandien mano tėtis mane paėmė iš Danielės. Tai mes dar su juo kalbėjom, kad ciklausi salo, kai jam buvo 15, kas yra biški weird, nes jisai, man atrodo, vienintelis tos lietuvių realiai dainininkas, Kiek jam kuris metų? jam bus 5. Jo, jam sakė, bus tam. Taip ir jo vis dar žmonės klauso, Jo. ateina į koncertą, gal duot concealerį ar kažką. Jis toks Gerai. nešantantis, Aš labai sėdžiu toks- aš žiūriu procesą. Tai Jo. va, tai žodžiu, nu jis realiai, Žinai ką? pasiimti Čia... kažką. Kuris Bele foundation ką. aš? Foundation tai šitas, bet tu gali dabar imti. Man reikia, šitas, man reikia biškį. Aš žiūriu išblendant. Tai va, žodžiu, tai šiaip žiūri buvo geras koncertas. Man atrodo, Selas tai pasižymi savo... Žiauriai buvo 3 kartus ferverkai gal. 3 jo kartus Lazeriai. žiauriai. Bergus aš galiu papasakoti, mes sėdėjom Bernardino sode. Tai paklausėm savo ir ten yra tokia šaškių stovai ir mes sėdėjom ir sakau, šaškiam pažaisti. Ir mes žaidžiam ir tokia ramybė, tyla, nes jis kažkodėl nustojo tada dainuot. Ir kai šovė vienas ferverkas, mes galvom, kad ten šaudyt prie mūsų pradėjęs, bele koks garsas buvo. Jo, jo. Mes pašokom, tai buvo ta Jo, jie žiauriai Atsiprašau, dideli per nesikeikiam. visą dangų buvo. Užbėdam bip. Aš manau, kad galim sakyti. Ir, tipo, medžiai uždengia tos ferverkus ir nesimato, kas čia šaudo, nes kas čia vyksta. Ir taip garsiai. Jo, jo. Garsiau realiai nei įprasti šiai būna, aš nesupratau, kas ten buvo. Tik po to Efekto. pamatėme, širdis vos nesustojo. Ai, dabar duosiu bronzerį iš Benefit, vadinasi Hula, mano pasmės. Aš tai nepristatinėjau, ką aš dabar. Aš ką noriu Pristatyk. Pristatyk, ką tu dabar Ne, dėsi. tai aš tik tai pradžią. Nu tai gerai, bet tai čia labai daug. Aš tai blendinu, žinokit. Nu, žodžiu, dabar buvo aš dėjausi, dabar ne. Man- Viskas. Tai žodžiu, ir efektai, šiaip žiauriai aфиgenė buvo. Tipo, ai, pradėkime nuo to, kad koncertas šiaip prasidėjo 8 val. Nes buvo apšildomoji grupė. Jo, bet Išėjo tiesiog, Ne, pala, išėjo, jie bet buvo tokie. prasidėjo, duris atsidarė 6. Jo, Mes ten atėjom gal kokią pusę 7, ne, gal apie 7. Tai mes stovėjom iki tos grupės dar valandą. Ir Selas kažkaip savo Instagram'e paskelbė, kad koncertas prasideda 8 ir vos ne, kad, nu kažkaip mes supratom, kad jisai lipa ant scenos 8 ir jisai sakė, kad šį kartą jau nevėluos, ne taip kaip visada. Bet tai parašyta, kad 9 prasideda. Jo, ant bilietų parašyta, kad 9, O jisai rašo kažkaip į 8. Instagram'ą įkėlė, kad 8. Nu, žodžiu. Ir ta pasirodo, kad nuo 8 grojo kažkokia metalo grupė. Bet net jie taip išėjo, sako, mes sunkios Jo. muzikos Ir atstovai. jie tiesiog Ir mes- lygiai. Ir mes tokios suomės, tokios, o čia bus blogai. Ir jie pradėjo dainuoti. Ten buvo tiesiog, ten buvo, Tentės. aš va taip atramiu. Jo, mes visas užsikirpsas ausis, traminučius stovėjom ir vis tiek viskas Taip. girdisi. Ir akyse ten žypsiai, ten toks ir mūsų epilepsija prasidės. Taip, ir jie tokie sako, dabar mes selo čia progai padarėme dainą, Nu. pagavai. Ir ten aš galvoju, bus tokia, nu, žinai, tokias graži gal daina, nu, Jo. gal bus mano klausyti. Ir jie sako, pridėtų nuo jės, leis, man! Kažkas, Jo. o, tu dieve, paskui aš Aš tavo didžėjus. pasiblašau. Gerai. O tai Elza, Aš tau jau nereikia dažau. nieko, tai jūs imkite. yra. Gerai. Elza, dažykit. Aš dažausi. Tai imkite čia blemba, tai kniskite. O, Dior. Palauk. O. Kniskite po kokios metinę. Tai va, ir paskui čia didžėjus, buvo viskas kaip ir gerai. Ir tai išėjo Selas. Ir, tai manau kokį. Išėjo Selas, buvo efektai aфиgenė. Kas buvo? O, dėtų. Elza apsipylė. Nieko tokio, Aš žiūrėjau. serijose išpilu vandenį. Kas Čia čia darosi? vandenukas. Tai, bet efektai žiūri, geri, ten lazerių šou, tiesiog full on buvo. Elza, tau jeigu buvo Jo. šaukinė, aš tau bus buvo gerai. Ten lazerių Gerai. šviesų, žiauriai O, daug. ačiū. Ir šiaip, nu čia Selas, ten jo dainos, kai kurios. Taip. Ten. Ten, aš, Brašo. jo, Brašo. taip, aš tai, va, aš tai galiu. Aš žiūriu į tave pasaulį, pro atvirus langus, Kur jisai dabar dingo? kai kyla saulė, kas, ai, virš kalnų, kol tyliai miegi tu. Muzikinė pertraukėlė, gal. Atsiprašau. Tai va, aфиgenas koncertas, efektai. Aš žiūriu, žinau, noriu savo konco. Nu, žinokit, labai geras. O tikrai. Žiauriai. Žiauriai pavaibinom. Tik
Bliam, visą koncą prie mūsų stovėjo 2 marozai kažkokie, kurie buvo žiūri Šiaip nusigėrę. apskritai ten žiauriai daug žmonių buvo ir Taip. visą koncertą tiesiog, aš nesuprantu, pradžioje dar buvo normaliai, paskui tiesiog pradėjo grūsti žmonės, Taip. realiai aš stoviu ir aš visą laiką, na, tiesiog prie kažkokio žmogaus prisiglaudus. Jo. Man žiauriai Tas tai nepatiko, tas nes faktas. ir jie dar tokie, nu, tikrai padauginę buvo. Ir aš stoviu ir tiesiog vyras turi jokios self-awareness, neturi, žinai. Ir jis iššoko savo alkūnę, bet kaip ten tūts, vaiminais aš tokia ten stoviu, tokia, kad tik tu neužmušk manęs, ten, žinai. Tai tas biškai buvo blogai, bet šiaip, ir Kamilis mes jau išėjus, atsisveikino, tai visi kvietė, kad egi grįžk. Bet jis, man atrodo, ten, žinok, buvo suplanavęs. Tai Mes ten buvo paskui suplanavęs. ugnis darėjo. Ir jis tiesiog grįžo, ten dar antrą full ant šau padarė. Tai... Jo, o mes jau, kadangi ten stovėjom nuo 6:30 gal iki 11, mums ten visom taip jau kojas kojas skaudėjo. skaudėjo, mes visos pavargusios buvom, dar ten tokia Evita, žodžiu, mūsų draugė buvo Tokia. normaliai nepamiegojus. Tokia Tai Evita. jau tiesiog, jau mums blogai. Ir mes dar visos valgyti norėjome, nes mes kažkodėl nepavalgėm. Jo. Tai paskui buvo užsakyta McDonald's, tiesiog ten... Tiesiog kiekvienam po burgerį, bulvyčių didžiausia ta porcija, 20 nuggetsų. Nu, buvo Galiu papasakoti sostinį, lemą, mes važiavom. Viskas gerai, jau nesigirdi. Su nakti. Aš turiu beje 2 metų brolį, kuris klykia visą tai, tiesiog Elzė labai išsigando, bet jo nesigirdi, man atrodo. Su naktiniu autiku važiavom. Mes stovim tokio dirkos aikštėje, belė kiek žmonių stoteliai. Ir tie važiuoja viens po kito naktinį autiką, mes galvom, gerai, tikrai juos įlips ir jie dar tokie didesni, žinot, dvigubi. Autikas, tai tokia harmonika autikas, tipo, vagonai 2. Harmonika. 2 vagonai. Ir tipo, juos nieks nelipa. Mūsų autikas, aš su draugė važiavau, kuris važiuoja ten, kur šiaip nieks nevažiuoja. Nu, naktį bent jau. Jisai vėlavo 15 minučių, jis atvažiavo, visa stotelė sulipo. Ir jisai viengubas buvo. Aš stoviu prisiglaudus, man nėra į ką laikytis, aš tiesiog savo draugę apsikabinus, jinai vieną ranką va ten už stulpo laikosi. Ir belia kiek posūkio, aš krentu ant kažkokio vyro sėdinčio. Tas koja tipo pakišęs, kad mes nenukristume visiškai, mes tiesiog visi susiglaudę ir kitoj stotelėje dar bando įlipti žmonės ir kažkokia moteris pradėjo sakyti, galit pasislinkti, kažkoks vyras sako, žinokit, nėra kur slinkti, tipo, mes tiesiog susispaudę visi, tiesiog aš ten nėra ko kvapuot. Ir jinai tada ten susipyko su juo. Ir aš tada supratau, kad jie gal rimai susituokė. Bet tada gal ne, aš ten nesimatė, žodžiu, žiūri, confusing. Tada belia kaip karšta buvo, aš dar buvau ką tik megztinį užsidėjęs, ten visi buvo tipos ančiai, kur jau bus matosi šlapi. Aš su džemperiu, man taip karšta, nu, žodžiu. Ir svarbiausia, kad aš galvojau išlips ten kažkur prie centro visi. Ne, visas pilnas autikas nuvažiavo ten iki už miesto. Jo, ir šiaip dar kameras niekad mieste paskui buvo žiauriai dideli kamščiai. Ir aš, pavyzdžiui, net nesupratau, kodėl, nes ten tiesiog kažkaip atrodo viena juosta stovi, kita ne, bet visi viena juosta važiuoja. Jo, ten šagis kokie kamščiai buvo. Nu, tai vakar Vilnius tikrai buvo pasikūręs, salas ypač. Tai... Man, pavyzdžiui, realiai mokslo metai neprasideda, jeigu aš neturiu, nėra šitų sostinės dienų. Jo. Nu, man šitas, žinai, kad pamarkina jau. Tipo, man jau viskas, dabar po šito jau tipo dabar prasideda mokslas. Aš darama, mes jau turim namų darbų. Jo. O kalbant apie mokyklą, tai kas nežino, prasidėjo mokykla rugsėjo 1 dieną. Visi žino. Kas Ne, man bus dabar pamiršau, tai bus. Sakau, tu namie, sakau, ne, man pamokas. Ai, pamiršau. Bet šiaip dabar ten kažkaip aš girdėjau, kad kažką žodžių kalba, kad vos nereikia padaryti 4 dienų. Ne, kad reikia, kad rugsėjo 1 būtų ne rugsėjo 1, nes labai sovietinė šventė ir reikia kažkaip padaryti, kad po 1 rugpjūčio savaitę tu galėtum pasirinkti dieną ir 1 rugsėjo savaitę. Žodžiu, kad kažkaip mokyklos pačios galėtų pradėti rugsėjo 1 kažkada vos ne kitą dieną, bet ne rugsėjo 1. Aš tai girdėjau tą, kad dabar kažkas ten galvoja padaryti 4 dienų darbo savaitę. Nu jo, ir kad ten pamokos po 15 minučių kažkas tokio galvoja. Galvoju. Po ką? Mes dar mokysime normaliai. Dabar man reikia, bet šitame balagane surasti ant tokį pieštuką. Bet žinokit, pas mus tai aš pavyzdžiui, pas mano draugė vakar man pasakoja, sakė, kad vieną dieną 3 pamokas, kitą dieną 4, 5, mums pirmadienį 9. Jo, 9. Po 4. 2 paskutinės yra šokis. Na, tu gerai šokis. Nu jo, bet vis tiek pamoka. Ir šiaip mums žiauriai kažkaip, nu nes jo, kažkaip mūsų laidoj kartoj, kitiems žmonėms daug geriau susidėlioja tos karštas negu mums. Nes daug kas baigė, tipo, bet visiems mums pirmadienį 9. Ir tada jiem likusis dienas yra 7 ir vieną kartą 8. Ypač jeigu nuo fizinio atleidžia.
Mums yra kaip tik likusias dienos 8:1:7. Jo. Kažkaip, aš nežinau. Šaikė, o, radau. Bet... Ir langų beveik nebėra, vieną langą turiu. Tipo, pavyzdžiui, rytoj yra pirma pamoka istorija modulis Langas. ir tada langas. Tai gal pirmą langą, paskui istorija. Nu, tai pabiškai taip nelogiškai stirota. Tai Ne, aš manau, kad tiesiog nesigavo kitaip. prasidėjo ta šūlė. Tai mes šiaip 11-okės. Tai Kamilė esmė, kad mes tik atėjom į mokyklą ir iš karto visi mokytojai. Nu tai, pirma dalis šiais metais. Taip, Jo, bet man šiaip nepatiko tas, kad kai kurie mokytojai priima kaip savaime suprantamą dalyką ir normaliai net nepaaiškina, kas yra tas VB ir ką mes turėsim padaryti. Nes yra mokytojai, kurie tikrai tam normaliai pasakė, kas bus, kaip bus. Bet yra mokytojai, kurie tiesiog atėjo, ai, tai čia VB, Tai testukas bus, tai čia paprasta, bet tai mes toliau mokinamės, vis tiek jūs išlaikysit. Nu, tai tos, tai gal man paaiškinu, pavyzdžiui, nes mes tikrai turim vieną mokytoją, kuri žiauriai gerai išaiškina, jinai gal skiria 3 pamokas ant aiškinimui tiesiog VB, kur tipo taip detaliai, ko reikia. Po kiek taškų, kiek taškų, ten už ką. Ir tada yra kiti mokytojai, kurie, nu tai jūs žino, šiais metais testukas, kažką, tai čia mokomės, tai va, pradedam tokią temą, tu užsirašykit asmenukus, tai va dabar uždaviniai. Tai va toks, gal tu man paaiškink, nu tipo, nu kažką vis tiek. Aš turbūt nėra jam. Jo, ir tiesiog iš karto pradeda naujas temas, mes dar neįsivažiavome, mes normaliai nepripratę. Mūsų vienas mokytojas nepaklausė mūsų vardų, mes jau pradėjome mokytis. Tai buvo tos dievų. Paklausė, kaip po to. Trečią pamoką, mes pirmą jau mokėmės. Tai... Bet jis sakė, kad išsimės daug kas turbūt, tai todėl neklausė. Ai, nu čia gal jau. Bet sakė pasižiūrės. Man atrodo, nelabai. Sakė, pasižiūrėsim, kiek jūs ateis. Kažkas, ar ne? Nežinau. O jūs jau baigė dažyti? Nu, aš neturiu ką. Nes aš tai dar nebaigiau. Tai jūs, aš dar dažysiu, jos jaučiu pastažę. Nes aš tokį biškį full beatą darau, nes, nu, vis tiek. Tai va, darysiu su eyelineriu, su viskuo aš jums. Aš ten pamaklinau su šepetėliu ir gerai. Aš čia padėsiu. Šitą, o aš galvoju, noriu dar paklausti, čia gal labiau į merginas nukreipta, nežinau, gal ir bernai tai daro. Ar visos merginos daro tą everything shower prieš rugsėjo 1? Aš nemanau, kad čia būtų darosi, aš labai atsiprašau. Nu jo, gal daro merginos, čia yra man Bet aš neįsivaizduoju. Tai įsivaizduoju, čiuo darantis everything shower. Nes aš tai ne. Skrabina. Su Gerai, kaukia. tai gal ir neįsivaizduoju. Nu, bet nueina į dušą. Nu, į dušą. Bet čia nėra everything shower, Danielė. Nes nu merginos, aš ten, žinai, savaitę prieš pradėjau tokį nagai. Dabar čia bus antakius išsipešio, čia tą, na, čia viskas darys, man ten visas ritualas būna. O, 3 valandas. Vien kiek Keturis, o išėjus iš to dušo, kaip iš pirties, reikia atsikvėpti, po to darbas. Tiesiog išeinu iš dušo ir jau atsidarau duris, nes man karšta, aš nebegaliu stovėti, ant toliau teptis nieko veido. Žodžiu, tai tikrai pas mane yra tas ritualas. Ką? Kiekvienais metais tas everything shower, ten savaitę prieš nagai. Ne, bet aš tai darusi. Bet kur tikrai darusi everything shower, tai prieš mokyklą, prieš kalėdas, prieš naujus metus. Prieš gimtadienį. Prieš gimtadienį. Nu ir šiaip random kažkada. Jo, bet čia jau tokia. Sekmadieniais darusi everything shower. Kiekvienas man. Beje, turiu labai rekomendaciją, tiesiog turiu tikrai pasakyti dažnai. Kas bus Amerikoje arba kažkur, kur pardavinėja Milani kosmetiką. Nu, čia, man atrodo, kitur pardavinėja Milani kosmetiką, ne tik. Žiauriai geras šitas tušas. Aš žinau, pamatydavau. Va šitas Anti-Gravity. Milani kosmetikas žiauriai geras. Aš nusipirkau, kai buvo Amerikoje, jisai taip prailgina blakstį, žinokit, mano not existing. Kad žiauriai gerai. Tai va, nežinau, biškis stresas tam 11 klasė, ypač tiesiog iš karto pradeda gąsdinti su BB, nes duokit man įsivažiuoti, biški, paaiškinkit man vienas dalykas normaliai viską. Ir jo. Bet sakau, nes ašgi dar buvau įdėjus į mūsų Instagramą tą užklausą kaip jums. Tai kažkas rašė, žiauriai bijau 8 klasės. I know that feeling, aš irgi labai bijau 8 klasės. Ai, kažkas rašė, kad žiauriai bijau 8 klasės. Jo, kažkas rašė. Neskaičiau. Aš nemoku pažiūrėti. Per Instagramą aš įsivaizduoju. Nemokai? Galima išmokyti. Aš tave išmokinsiu. Tipo, nu tai, aš nežinau, aš šiais metais nelabai bijau šūlės. Nu, tipo, tos pačios rugsėjo 1 šventės, man kaip ir viskas okei, aš buvau kainos pačiu. Ne, tai rugsėjo, aš tai galo metų bijau. Aš tai pavasario bijau. Aš tai dar visai bijau. Ne, aš kalbėjimo lietuvis turbūt labiausiai bijau. Aš kalbėjimo lietuvis bijau, oh my god. Jūsų nuomonės apie šūlę, tai
Jausmas, kaip niekas nepasikeitė, nostalgiška, bet blogąją prasme, net nežinau, kaip kitaip paaiškinti. Jo, nu, ne, man tai šiaip yra jausmas, kad žiūri daug pasikeitė, nes mes dabar kaip 11-okai, tai toks jausmas. Ir klasės pasikeitė. Jo. Man žiūri keista. Man dabar tiesiog toks jausmas žiūri mokyklai. Šitą, kad... Nu jo, nes, pavyzdžiui, mes kai ir buvom 10-okais, man taip pat 12-okai, 11-okai, kai buvo. Jo. Wow! Tu 11-okas, 12-okas ir dabar mes kaip 11-okas, tu kaip ir supranti, kad tu esi, 12-okai yra vienintelį vyresni už tave. Ir tos vienas vyriausių vaikščiai, man toks, nu aš nesijaučiu tokia. Ir man dabartiniai 12-okai neatrodo. Man tas yra, kad aš gal jaučiuosi savo amžiaus, bet aš nesijaučiu kaip 11-okė. Nes man atrodo, kad 11-okai, tai ten jau viskas, nu jau ten tokie dideli žmonės, o man dabar nu jo, tipo, aš esu savo amžiaus, bet aš nesu tokia didelė. Aš vakar sėdėjau su savo draugė, kuri 12-okę kvidinė visą. Kažką jinai ten pradėjo šnekėti apie, kad priminė manai, kad tai 12-okę. Aš tokia, ką? Kaip suprasti? Mes kitais metais. Kaip suprasti? Man čia žiauriai weird yra. Taip, bet aš tai dar pirmą savaitę, bet šūliai, tai šitą buvo, aš tipo, dar žinai, kai yra ta pirmą savaitę, stengiasi dar atsikelti 6 ryto, ten pasidažyti, gražiai plaukai, kažką. Ir aš žinau, praeis ten mėnesis ir bus spalis, koks ir tu jau ateis ten visas tos degradavęs, ten jau be make-up'o, be nieko, bet pirmą savaitę dar reikia įspūdį palaikyti, žinot, kaip tu gražus dar esi. Ar dar graži? Aš neturiu tokio, kad man reikia pirmą savaitę palaikyti įspūdį. Tipo, ne, aš dar pirmą savaitę aš dėl savęs, man tos norisi, kad atsikelti. Nu, man gal daugiau motivacijos, bet man nėra taip, kad aš einu pirmą savaitę visą laiką su full face, o paskui praeina pirmą savaitę ir aš jau iš karto viskas be make-up'o, viskas dabar. Ne, bet tiesiog tau jau po mėnesio neberūpi. Nu, tipo, jo. Taip pat visada. Bet jo, bet aš vis tiek, nu, užsidedu ten. Gal tiesiog prasideda, pavyzdžiui, šalta, ir aš pradedu jau beveik kiek ten 4 sluoksnius rengtis ir tada toks eini į mokyklą, va taip, o tipo, čia dabar tai, žinai, gražiai, maikė, užsideda kažką. Ne, paprasta maikė, bet... Nežinau, bet man tai vis tiek panašus jausmas būna, man nebūna taip, kad ten... Man ypač, va, tą rugsėjo mėnesį, man taip dar, taip nežinau, aš taip dar noriu, kaip pasakyti, dar normalių laikų atsikelt, dar pasidažyti normaliai, nes aš nenoriu, kaip man jau būna gruodžio mėnesį, kur aš mašinai, tam tušas, kažkokios... Aš ne tai, kad normalių laikų noriu atsikelt, aš noriu normalių laikų nueiti miegoti. Bet vis tiek man kažkaip rugsėjo mėnesį ne visada pavyksta. O kai aš pasidažiau, gražiai pasidažiau? Taip. Jo, labai. Bet man, pavyzdžiui, aš galiu miegoti ilgiau, bet atsikelt anksti ir aš būsiu labiau pavargus negu. Pavyzdžiui, aš vieną naktį dabar prieš mokyklą, man pavyko miegoti 8 valandas. Man irgi. Bet aš taip miego norėjau tą dieną. Ne, aš tai vieną naktį po 6-12 valandų, bet dėl to, kad ten biškai kaip. Nes, žodžiu, man migrena prasidėjo ir aš nuo 6 tiesiog miegojau. Man tipo 6 tram atsikėliau ir aš taip nieko norėjau visą dieną, žiūri pavargus. Šią naktį aš miegau 6 valandas, jeigu ne mažiau. O Dieve, man tas savaitgalis irgi tragiškas. Toks tragiškas savaitgalis, tiek miego tiesiog. O Dieve. Aš tai čia grįžau po šūlės. Penktadienį, nu aš ten turėjau kelis reikalus, kuriuos reikia padaryti, juos padariau, man tiesiog atsiguliau į lovą. Ant sofos kokią 7 ar ten 6 ir tiesiog miegojau. Tipo iki ten 11 vakaro. Ir aš, tipo, aš pavargus po pirmos savaitės. Aš pavargus. Aš irgi žiauriai pavargus. Mes nieko nedarėm, pasunkus, bet aš pavargau. Jo, mane žiauriai vargina, nes pas mus kažkodėl yra žiauriai daug pamokų, kurios, nu, 2 iš eilės buvo. Tai yra 2 fizikos ir 2 matikos. Tai yra 2 fizikos, 2 matikos, o 4 matikos. Jo, mes penktadienį 4 pamokas sprendėm vektorius. Taip, tavasi čia tragedija yra. Nes jau man tai vektoriai. Aš vektorių, man ten degradacija su jais yra. Į 8 klasę perkelia vektorius. Mano sesė dabar eis vektorius. Šakės. Jinai Pitagoro teoremas dar mėgėjo. Bet jinai bent jau kažką turės supratimo 11 klasę. Mes apšiai nieko nesuprantam. Bet jie tiesiog nesupras temos. Na, jo, gal. Bet nes mes sėdėjom su Danielė, mes sėdėm per geometriją kartu. Ir aš toks sėdžiu ir mes išsprendėm vieną pratimą, kurio mes ir tai neišsprendėm tas mokytis pagalba. Ir paskui mes jau 30 minučių ant to šiam 5 ar ten kažką. Kiam 6. Kiam 6. Jo, ir tada aš tiesiog pasidaviau ir pradėjau spręsti toliau. Jo. Tai ten... Aš pasirigau ant pirmų uždavinį, bet ten žiūri sunkus, matė niekas beveik neišsprendė. Jo, Kiam 6. Nu, tipo, jis gal nebūtų sunkus, jeigu mes normaliai suprastumėm ir mokėtumėm spręsti, bet kadangi mes... Kadangi mes tokias, žinot. Ne, gerai jo. Buvo, kas išsprendė, man atrodo, čia aš tiesiog. Jo. Man atrodo, mums tai yra problema. Man kažkaip pradėjo nesisekti. Man žiūri, sakydavau, vis tiek matikė. Ir man žiūri, pradėjo nesisekti. Nu, praėjo dar čia 6 metais ar ne, praeitis irgi. Ai. Nu. Tipo, mano, tipo, aš gerus pažymius, normalius pažymius gaudavau, bet
Na, aš tiesiog. Nu, reikia labai daug laiko gilintis tam, man. Aš Jo, suprasdavau jo. realiai prieš pat kontrą. Nes man irgi, man nėra... Nu, aš geometriją prieš pat Tai jo, kontrą. geometrija, Geometriją, aš tiesiog sėdžiu per pamokas, ten kažką mes žvengiam su Gabija, paskui prieš kontrą aš tiesiog paėmiau ir sprendžiu uždavinys ir jo suprantu. Ne, aš tai nevengiu, aš tiesiog nesuprantu, aš sėdžiu. Kodėl čia tik Ne, aš papildomos žinokit- linijos? Aš per pamoką aš irgi nesuprantu, bet aš kai atsėdu viena, man reikia žiauriai ilgai gilintis. Aš atsėdu viena, žiūriu tos užduotis, sėdžiu, tipo, ir man tada tik tai daina. Kai aš viena sėdžiu ramiau, man nekaimuoja. Jo. Ne, man tai patinka, tipo, kai aš žiūriu sprendimus jau. Taip, mes, pavyzdžiui, mokytoja. Jo. Užrašo. Ir tada namie aš žiūriu uždavinį sprendimą ir, tipo, kaip čia taip gavas, man tada žiūri gerai. Jo, šitas yra geras. Jo, va. ir tada aš pabandau dar kartą pati išspręsti Jo. ir tada jau gaunas. Gerai. Ok, toliau. Laukiu, bet ne faina, kad pirmokų labai mažai bernų, labai faini žmonės draugiški. Čia pirmokų, tai tipo Devintokų, jo. Tikrai, kad devintok. Ar pirmokų? Tipo, Pirmokų. pasakė, kad devintokų labai mažai Jo. bernų. Pirmokų labai mažai bernų. Nu, pas mus tai mokykla biškai, man atrodo, tik pas mus bernų. Pas mus kaip tik daug. Jo. Nu, blemba, jo, kai, nu, nežinau, nu, sunku. Aš taip pat visai balansas. Nu, tai buvo toks, šiaip labai to lygiai. Jo, bet praeitais Tiesiog mes- metais vienoje klasėje, kiek ten, 18 bernų. 7 ar 8. mergos, ten Bet tiesiog. dabar mes irgi gavosi, kad pasirinkom tas pamokas, kur, tavo prasme, mūsų dvigubai mažiau negu čia. Jo, 8 ir 16. Fizika. 8 spalvos 16 bernų. Tipo, to Jo. sėdi, tarp bernų tų. Jo. Jo, kokie dar kiti yra? Kažkas rašė, kad bijo 8 klasės. Na, tai šitą sakiau. Jo. Šiaip žinok, tada, man kad- 8 klasė buvo pati blogiausia klasė mano gyvenime. Pati blogiausia. Man labai keista, nes jis sako, kad buvo pati geriausia, man ten buvo taip Man blogai. irgi žinau. Man buvo Man- taip blogai. O pati geriausia nebuvo. Jo, tik pati geriausia. Jo. Aš Ne, man tai gerai. 9 buvo pati Ne, nes sunkiausia aš klasė, geriau man atrodo. Man 8 buvo pati. Ne, man 8 ir 9 buvo. Nu, aš Ne, gerai, 8. 8. Gerai. Gerai. Na, Jo. aš tiesiog. Gerai, žodžiu. 8 buvo daug iššūkių, bet viskas pasibaigė, bet 9 šiaip buvo sunkiai žiūri. Jo, man irgi 9 žiauriai sunkiai buvo. Bet 9 šiaip, blemba, dar buvo faina. Nes su nieko ten Bet nieko kažkaip nėra ką visi veikt. savo, kad 10 klasė sunkiausia, bet man tai 9 buvo Man žiauriai. irgi 9 sunki. buvo Man sunkiai. ne. Man 9 tikrai buvo sunkesnė, nes aš, nu, gal dėl to, kad mes į gimnaziją perėjom ir daugiau ten visko buvo, bet aš... Man gal dėl to, kad aš taip pat jau žinai klasę, kur. Jo, Nieko mes su nebuvo. Elze tik Jo, jo. 9 šį klasę pradėjom bendrauti. Jo. Jo, mes tim tokia, koks tavo vardas? Labas. Elze, ar nori su mumis draugauti? Noriu būti draugės. Jo. Ir mes priėmėm ją į mūsų gaują. Ai, kokie kiti yra? Jausmas tikrai geras, smagu būti su draugais, liūdna, kad supranti, jog toj būsi pavargusi. Man žinot, kas yra, aš visada laukiu labai rugsėjo 1, aš noriu labai pamatyti žmonės, kuriuos aš mačiau. Jo, aš irgi. Tik, nu, prieš vasarą, nes dažniausiai, vat, su varnais būna, kad jie ateina apsikirpę, ar kažkaip kitaip atrodys. Arba ten, nu, labai daug kas pasikeitė ten įvaizdis, žinai, tai ar ten nustažę plaukus, ar ten juos nusikirpę. Ne, aš tai šiaip Ir per man tas, vasarą... o, šitas baskata pasidarė. Aš šiaip per vasarą laukiu mokslos ir dėl to, kad aš pamatysiu, nu, tai po žmonės ir būsiu Jo. kiekvieną dieną su žmonėm, bet šiaip jo. Bet jo, tu labai, aš Liūdna, labai kai supranti, romantizuoju kad bus tą pavargus. mokyklos pradžią, ypač rugpjūčio Bet gale. man kažkaip pirmas pusmetis nėra blogai. Nu, tipo. Jo, nu, tipo, nu, Gerai. normaliai. Nu, šiais metais, manau, bus Atsiemu kitaip, žodžius. nes egzaminai. Tai. Jo. Bet, nu, žinot, dar kas nori stoti į Ameriką, ten visi prasideda, ten SAT prep, viskas, tai smaugimasis. Tai va, bet aš Jo. sau laukiu pamatyti žmonės labai dažnai. Nu, kita, čia yra daug visai tokių, kad žmonės pavargo, kad reikia daugiau atostogų. Jo. Tai va, bet, nu, čia nu, tokie suprantami. Ir ta pirma diena lietuvių A lygis gavau rašyti, gausiu 2, nužudykis mane, prašau. Real. Nu, mes dar negavom rašyti, Jo. bet viskas. Mes dar visai ramiai, bet jau turim pirmą kontrolinę datą. Jo, rugsėjo 26. Ir dar laboratorinis 19. Ai, jo. Ai. Oh, hell na, bro. Jo, nu tai va, tai ta mokykla tokia mokykla. Jo. Tai va, bet viskas bus gerai, aš manau,
išgyvensim kažkaip liko 2 metai, viena rugsėjo pirmoji. Visi išgyvena, tai ir mes. Aš visada, man tai būna, kad Aš abejoju. prasideda ta mokykla, Labai stipriai. bet tuo momentu taip yra, kad tu Jėzu kaip sunku, bet in the end, nu man visada viskas būna gerai. Aš tam Jo. turiu pažymus, kokių man reikia, aš visada kažkaip juos pasikeliu, jeigu man reikia. Tai visada tiesiog viskas būna Man gerai. malūno reikia. Man malūna. Mokytam reikia 10, o man malūna. Oi, jo. Jo, tai Tai va. va. Nu tai linkime šiaip jums pavargsit, bet per šios mokslo metus, aš manau, mes visi pavargstam, bet tiesiog raskit kažkokių akimirkų tikrai, ar tai būtų savaitgalis, ar tai būtų penktadienio vakaras, tikrai pailsėti, kiek gali daugiausia, kam web 10-okai, kas 11-okai, 12-okai, tai egzaminai. Tai tiesiog prisiminkit, kad mes čia kaip ir, man atrodo, jau keliuose podcastuose minėjom, kad egzaminai, jeigu gaunat blogą pažymį, tikrai nėra pasaulio pabaiga. Tikrai rasit, ką savo gyvenimu daryti, egzaminai jūsų nedefinina ir pažymiai, ta prasme, viskas bus gerai. Jeigu esat geras ir idėjų turintis žmogus, tai viskas bus gerai, tai tiesiog raskit tą akimirką kartais atsitraukti ir jo, ir viskas bus gerai. Ir jeigu Selas koncertas tuos Londone, tai jeigu kas bus Londone, varykit į Selo koncą. Ką? Jos, Jo. Selas koncertas Londone. Kada jis ten koncertuos? Lapkričio. Man Ką? Jo, tai galim varyti Londone. Aš Noriu? Noriu. Tai va, tai jeigu, varykit pas Selą, gerai, likime, kad gerai praeitų jums šitie mokslo metai ir susitiksime kitoje serijoje. Tai Ačiū, kad žiūrėjote. ačiū, kad žiūrėt, mylim bučiuojam, širdelį nešiojam. Ate. Ate. Mua.